Sveiki visi. Tęsime planimetrijos temos nagrinėjimą ir dabar yra trečioji dalis, kuomet mes nagrinėjame trikampio pusiaukampines ir čia pasistengsime įrodyti vieną iš trikampio pusiaukampinės skaičiavimo formulių. Tai čia joje bus panaudojamas kosinuso kampas. Tiesiog pasižiūrėkite, kokia yra ta formulė, jeigu jau nematėte ankstesnės dalies, galite pasižiūrėti, o čia pateiksim įrodymą, tikrai nebus sudėtingas ir po to dar pabandysime pabaigoje panagrinėti kažkokį vieną pavyzdį, nesudėtingą. Tai va, persikelkime brėžinį, kurį jau buvome nusibraižę. Ne? Tai turime brėžinį iš ankstesnės dalies, matėte galbūt, koks buvo brėžinys, dabar pabandykim jį aptarti. Pradėkime nuo formulės LA, tai yra pusiaukampinė, yra lygi 2BC kart kosinus alfa padalinta iš B plus C. Tai va, tai čia naudosim būtent tą kampą, kurį vienodą turim, kai atkerta šitą pusiaukampinę, va, ir tiesiog turime pusę to kampo, ar ne, kurį mes turėjome iš pradžių. Tai va, tą vienodą būtent kampą paimam. Toliau įrodyme remsimės trikampių ploto skaičiavimo formulę, kur naudojamas sinusas. Šią formulę pritaikysime visiems trims brėžinėje matomiems trikampiams ir sudarysime logišką lygybę. S yra lygu S1 plus S2. Dabar aptarkime, kokie čia yra tie trikampiai. Tai va, turime visą trikampį ir turime du atskirus trikampius, kuriuos suformuoja mums ta būtent pusiaukampinė. Ne? Tai vienas trikampis mažesnis ir kitas mažesnis. Tai yra visiškai logiška, jeigu mes norime suskaičiuoti, tarkim, plotą viso to trikampio, tai mes galim suskaičiuoti ir atskirus tiesiog ir juos sudėti. Tai va, čia yra tokia logiška lygybė, kurią mes būtent ir panaudosime šitam įrodyme. Čia S yra viso trikampio plotas, o S1 ir S2 yra mažesniųjų trikampių plotai, kaip aš ir minėjau. Mažesniesiams trikampiams pritaikius formulę gausime S1 ir S2. Dabar čia jie gaunasi šitaip. Reiškia, S1 yra paimtas tas pirmasis trikampis mažesnis ir būtent mes naudojame kraštines, šitas dvi, B ir LA, ir padauginame iš sinuso kampo alfos. Ar ne? O S2 mes kai nagrinėjame, tai jau imame kraštinę C ir LA. Ir padauginame, žinoma, iš sinuso kampo alfos. Taip, o didžiojo trikampio plotą skaičiuosime taip. Reiškia, imsime jau kraštinės B ir C, tai šitas kraštinės, ir dar 2 alfa bus būtent tie abu kampai kartu sudėjus, ar ne? Tai va, šitos išskaidom, o šitą jau sudedam. Tai va, viskas atrodo logiška, ar ne? Tai tiesiog yra ta standartinė tokia ploto skaičiavimo formulė, kurią adaptuojam, kaip sakant, visiems trims trikampiams. Įsirašykime šias išraiškas į formulę, S lygu S1 plus S2, tai va, tiesiog viską gražiai sustatome. Čia va turim S, ar ne, o daugiau S1 ir S2 įsirašom kaip sudėti, ar ne? Tai va tiesiog čia nieko tokio ypatingo nepadarėm, tiesiog surašėm tai, ką mes čia buvom pasižymėję. Kad būtų paprasčiau, daugybos ženklus nuimkime, tiesiog nuimam tuos daugybos ženklus, kad tokia paprastesnė lygybė gautųsi. Toliau, iš karto galime abi lygybės pusės padalinti iš vienos antrosios. Tai va, matot, prie kiekvieno nario yra viena antroji, todėl padalinus iš vienos antrosios tiesiog nebeliks. Tai va, parodome, kaip padaliname ir gauname štai tokią lygybę. BC sinus 2 alfa ir BLA sinus alfa ir CLA sinus alfa. Ne? Gerai. Kairėje lygybės pusėje pritaikome formulę sinuso dvigubo kampo formulę. Tai va, jinai yra tokia. O dešinėje LA sinus alfa iškelkime prieš skliaustus. Tai va, pasižiūrėkime, kas čia dabar gaunasi. Reiškia, čia pritaikom tą formulę, kaip ir susitarėme, o čia LA, matosi, yra vienodi nariai, tai mes galime iškelti prieš skliaustus ir taip, ir sinus alfa dar iškeliame, ne? Irgi yra vienodas, tai va, tiesiog iškeliame prieš skliaustus ir gaunasi B plus C.
Gerai. Skaičių 2 parašykime priekyje, o tą dvejetą. Ir abi šios lygybės pusės galime padalinti iš sinus alfos. Matot, yra vienodas sinus alfa, tai va tiesiog padalinam ir jo nebeliks. Tai dabar 2 2bc, sinus alfa, kosinus alfa ir perrašome tą dešinę pusę ir parodome, kad padaliname dar iš sinus alfos. Tai dabar gausime tik tai kosinusą su tais 2bc ir liko mums tik tai LA ir skliaustai B plus C. Tai va, ir liko tik abi lygybės pusės padalinti iš B plus C ir gauname, parašykime, kad daliname iš B plus C ir gavome tai, ką reikėjo įrodyti. Tai tiesiog gavome, kad 2BC kosinus alfa yra padalinta iš B plus C. Tai va, ir tai yra LA. Tai va, tik tai reikėtų tas lygybės pusės sukeisti vietomis, kad būtų ne LA pabaigoj, bet priekyje. Tai va, tiesiog tokią formulę mes dažniausiai taikom ir taip yra paprasčiau, tiesiog viską pamatyti. Gerai, tai va toks būtų įrodymas, tikrai nesudėtinga viskas čia buvo. Dabar perėsime prie pavyzdžio. Pabandykime panagrinėti pavyzdį. Pagal brėžinio duomenis raskite X. Tai va turime čia duotą kampą, 30 laipsnių jis yra, duotos kraštinės ir čia yra nežinoma pusiaukampinė. Pusiaukampinė matom yra dėl to, kad čia yra vienodi kampai, tai va abu bus po 30 laipsnių ir dabar reikia tiesiog suskaičiuoti tą pusiaukampinę. Taip, sprendimas. Pagal duotus duomenis pastebime, kad iš karto galima pritaikyti pusiaukampinę skaičiavimo formulę. Iš karto įrašome duotus duomenis. Tai va, turime čia prieš akis tą pačią formulę ir tiesiog sustatome. Reiškia 2, toliau B bus 18, C bus 15, kosinusas 30 laipsnių ir sudedama pačioj vardiklyje 18 ir 15. Toliau skaičiuojame 2 kart 18 kart 15, suskaičiuojame, sudauginame ir sudedame apačioj esančius 18 ir 15 sumą suskaičiuojame, ar ne? Toliau, o vietoje kosinus 30 laipsnių iš lentelės įsirašysime šaknį 3 padalintą iš 2. Ne? Gerai. Toliau gausim, kad x yra lygus 540, o kosinus 30 laipsnių, kaip ir sakėme, įsirašėme šaknį 3 iš 2 ir čia dar turime sumą 33. Gerai, einame toliau, suprastinkime. Braukiame, reiškia 540, prastinsime su 33, abu nubraukiame ir galim parašyti tai, kas lieka, kai daliname iš 3. Ar ne? Toliau vietoje 180 galime parašyti 180 padalintą iš 1 ir suprastinkime. Taip, gausime štai tokią. Persirašėme tiesiog tą lygybę ir vietoj 180 pasirašėme 180 padalintą iš 1 ir jau braukiame tiesiog 180 ir 2, juos būtent prastiname, tai čia lieka 90, o čia lieka žinoma 1. Daliname iš 2 ir 180 ir 2. Gerai, gavome atsakymą, tokį galime ir palikti. Tai va, tiesiog 90 šaknų iš 3 padalinta iš 11. Tai va, parašome tik tai atsakymą. Tai va toks būtų ir pavyzdys. Manau, tikrai nesudėtingai viskas čia gaunasi. Aišku, tas atsakymas gal netoks gražus, kokio norėtųsi, bet kartais būna ir šitaip. Tai va, tai sėkmės visiems ir susitiksime kaip visada kitose video epizoduose. Iki.